kodėl šios staklės yra vienintelės ir saugiausios Lietuvoje. Visų pirma, pats ratlankis dedasi ant šių staklių būtent su šita vieta, kur jinai ir liečiasi su automobilio stebule. Dėl to nėra jokių prispaudimų iš šono, ką mes matom ant šito ratlankio. Šitas ratlankis anksčiau buvo demontuotas ant senų kažkokių montavimo staklių paprastų, kur yra 95, jeigu ne daugiau procentų Lietuvoje. Ir jūs matot žymes. Čia, kai jie nepataiko tiksliai prikabinti ratlankio iš šono ir iš vidinės pusės prispaudžia. Ir pas jūs gaunasi tokie įspaudai per visą ratlankį. Kitas momentas, netgi čia matom tokius subraižymus. Tai yra tada, kai jie svarelius nuiminėja tokiais gramštukais, kurie irgi braižo ratlankį. Ko mes stengiamės nedaryti, kad ratlankio taip baisiai niekur nesubraižė. Kitas momentas, pati padanga nusiema, demontuojasi ne su tais standartiniais nuspaudimais, kur yra iš šono ant daugumos staklių, o jau yra saugus prispaudėjai iš abiejų pusių. Sumažina riziką iki 0 pažeisti kantus iš abiejų pusių ratlankio. Taip pat pats demontavimas naudoja kitokią sistemą, plastmasinę galvutę, kuri įlenda į vidų. Nėra jokio metalo prisilietimo prie jūsų ratlankio ir nėra jokios montiruotės, kur ten kiša jūsų ratlankį, kad tą padangą pakelti. Tai yra pati viena saugiausių sistemų. Tokią sistemą mes galim pasiūlyti jums. Ir taip pat norime parodyti, kad šiom staklėm didelio diametro ratlankius numontuoti yra visiškai paprasta, nes jos išsitraukia tiek plačiai, kad čia gali tilpti iki 1,60 kelių centimetrų diametro dydžio padangų. Mes galim numontuoti ir visokių visureigių, off-roado automobilius. Taip pat gali būti labai platus ratlankiai, žemi, aukšti. Tai mes turim didelį pasirinkimą, platų ir patį saugiausią.